Kaip visada sveikatos kodas su rekomendacijoms, ką valgyti, ką gerti, kad būtume kuo sveikesni. Tie grūdeliai, kuriuos mes matome, iš jų daromas tas gėrimas. Tai yra labai skanus, naudingas, pilnas įvairiausių naudingų mūsų organizmui medžiagų, tiesiog puikiausias gėrimas, kuriuo mes galime atsigaivinti. Ir ne tik atsigaivinti, ponas Remigijau. Kas jame dar yra? Šitas gėrimas yra nealkoholinis gėrimas, kuris pavadinimas reikštų karamelinė misa. Tai yra pagaminta iš natūralių žaliavų, iš karamelinio ir šviesaus salyklo ir vandens. Konservantų šiame gėrime nėra, cukraus nėra, taip kad jisai yra natūralus produktas. Šį produktą gali gerti ir vaikai, ir suaugę, ir sportininkai, nes jame yra labai daug angliavandenių. O kaip žinome, kad angliavandeniai tai yra sveikatos šaltinis, šitas gėrimas yra sveikas, jį galima ir atsigaivinti, ir naudoti kaip maistą. Karamisas – tai labai maistingas saliklinis gėrimas pagamintas tik iš natūralių žaliavų, vandens ir šviesaus bei karamelinio miežių salyklo. Šis gėrimas pasižymi išraiškingų, tačiau švelnių salyklo skonių ir aromatu, į jį nedėta cukraus. Dėl salikle esančių angliavandenių karamisas yra natūralus energijos šaltinis, padėsiantis išlikti aktyviems ir neprarasti geros nuotaikos. Juo gali mėgautis visa šeima, nes jis lengvai įsisavinamas, bet to jame nėra alkoholio. Ponas Remigijau, mūsų žiūrovas išgirdo labai svarbią informaciją, kad šitame gėrime nėra cukraus ir nėra jokių konservantų. Taip, visai. Bet jis yra labai skanus. Iš kur tas skonis toksai? Skonis atsiranda dėka karamelinio salyklo. Šitame gėrime yra maždaug 30% karamelinio salyklo. Tai yra salyklas, šviesus, yra skrudinamas, pakepinamas, nesudeginamas, bet iki karamelinio tokio lygio palaikomas. Ir, jo, toks vat. Ir iš jo yra gaminamas karamisas. Salyklas yra sumalamas, užpilamas vandeniu ir ta sunkava visa arbatėlė, tai yra misa. Ir toliau atšaldoma ir išpilama į butelius. Gamybos proceso metu, išlaikant tam tikras temperatūrinės pauzes, vyksta salykle esančių polisacharidų ir baltymų fermentinė hidrolizė. Salykle esantis krakmolas fermentų dėka suskaidomas iki smulkesnių angliavandenių, suteikiančių gėrimui saldumo. Į jį nededama papildomai cukraus. Speciali gamybos technologija užtikrina karamiso kokybės ir skonio stabilumą, nenaudojant konservantų, dirbtinių dažiklių ir kvapiųjų medžiagų. Laikant nuo 0 iki 25 laipsnių temperatūroje, gėrimas tinkamas naudoti iki 270 parų. Šitą gėrimą gali gerti tiek ir vaikai, ir suaugę, ir senukai, ir ligoniai, nes tikrai yra ir skanu ir sveika.